Aliošos pasakos. Scenarijaus autoriai Balas ir Ciferovas, režisierius Kačianovas, operatoriai Golumbas ir Kameneckis, dailininkai Medvedevas ir Spešniova, kompozitorius Babajevas. Filmą įgarsino Lietuvos televizija. Kaip aš pasiilgau senelės. Rytoj jos gimimo diena. Aš labai noriu pas ją nuvažiuoti. O tėtė su mama vis neturi laiko. Vienu manęs neleidžia. Sako, tu dar mažas. Kadaise buvau mažas. O dabar aš jau didelis. Labai didelis. O aš vis tiek važiuosiu. Važiuosiu pas senelę. Tik ištarsiu garvežį stebuklingus žodžius ir važiuosiu pas senelę į miestą. Sarina, Pina, Pak, Tutu. Važiuojam ir staiga sutikom mano pažįstamą karvytę. Mū, pasakys karvytė. Sveikas garvežy. Tu. Sveika karvytė. Minutėlę. Atsakys karvytė. Štai tau gėlių puokštė, nuvežk ją seneliai. Dėkoju. Lik sveika karvytė. Viso gero. Nuvežkime seneliai grybų. Pasiūlys garvežys. Grybų? Galima. Sarina, Pina, Pak. Op, 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 op. O tavęs musmirę nevešime. Tu nuodingas grybas. O kai atvažiuosiu į Jagorską, nupiešiu seneliai paveikslą. Bet kurgi pieštukas? Mano mėgstamiausias pieštukas. Vienas pieštuko galas raudonas, o kitas mėlynas. Štai jis. Pieštuko niekas negalėjo surasti, nei senelė, nei aš. Tik vienintelė pelytė, mano pelytė surado pieštuką. Oi tu pelytė, oi tu šaunuolė. O
kaip mes apsidžiaugsime. Senelė tuojau pat pasodins pelytę prie stalo, duos jai šaukštą, o aš jai savąjį puodelį su žydromis gėlėmis. Taip bent pelytė, pasakys senelė. Lėkštėje nieko nepalieka. O paskui senelė pagalvos, reikia ką nors pelytei padovanoti. Oi, ne. Oi, pelėkautai, oi, bijau. O aš pašnibdėsiu, senelė, kam jai reikia dovanos? Geriau paslėpkime pelėkautus. Sarina, pina, pak, ir nebėra pelėkautų. Ačiū, Alioša, kad paslėpė pelėkautus. O aš jai atsakysiu. Tau, pelytei, dėkui, juk tu suradai mano geriausią pieštuką. O kai tai senelis gimimo diena, aš jai padovanosiu paveikslą. Ji pasakys, ačiū, Lioša. O aš jai, prašom, senelę, į sveikatą. Ir dar padovanosiu seneliai auksinę žuvelę. O ją sugaus mano draugai kareivėliai. Kareivėliams sušuksiu, Sarina, pina, pak. Žengte, marš. Bet kaip jie gaudys žuvį? Juk jie turi tik šautuvus. Ne, verčiau paprašysiu keliamųjų kranų. Jie turi kablius. Sarina, pina, pak. Ir kranai nukrypuos prie mėlynosios jūros. Nužingsniuos 2 kranai. Tram, tram. Ne, geriau 3. Tram, tram, tram. Kranas dėdė. Kranas mama ir mažasis kraniukas. Tik staiga prieš akis liūtas. Kur keliaujate? Žinai, liūtė, atsilieps kraniukas. Mes einame žvejoti. Žvejoti? Na taip, Aliošo seneliai. Tikrai? Nusistebės liūtas. Aliošo seneliai. Na. Tuomet keliaukite. Ir kranai nukrypuos. Žengs keletą žingsnių ir atsidurs prie mėlynosios jūros. Taip. Kranas tėtė užmes kabliuką ir ištrauks banginį. Jūra iš sykio sumažės. Kranas mama ištrauks kitą didelę žuvį ir jūra pasidarys visai kaip bala. Tuomet jie žuvis paleis atgal į vandenį. Ir jūra vėl bus tokia, kaip buvusi. O kraniukas užmes mažą kabliuką ir ištrauks mažytę žuvelę. Kai iš didžiulės jūros ištrauksi mažą žuvelę, jūra vis tiek bus gili ir mėlyna. Na, štai garvežį, mudu ir aplankėme senelę. O rytoj rytą
Aš garsiai pasakysiu. Sarina pina pok, senelė atvažiuok. Senelė išgirdusi burtažodį atvažiuos. Būtinai atvažiuos.